Sveiki mano brangieji. Šiandien nusprendžiau pagaminti antieną saldžiarūgščiame padaže su daržovėmis. Praktiškai kaip ir kiniečiai gamina, kažką tai improvizuosim. Dabar ko mums reikės? Žinoma, mums reikės antytės. Antytė yra iš Anykščių rajono panelės Liucijos mamytė išauginusi, kaip matote, geltoną, bet ne kukurūzais maitinta, o natūraliai. Toliau iš Gruzijos parvežta granatų sirupas, alus krona, daržovių šiek tiek paimsim magijos koncentrato, austrių padažo būtinai, pievagrybių rudųjų, svogūniukai išauginti Kalniškėse ponios Jadvygos, razmarinas kažkur tai, naudosim lauro lapą, kvapėjai, kartėjai pipirai, morkytės iš Kalniškių, salieras nežinia iš kur. Tai maždaug visas etapas vyks kažkur tai yra 3 etapai bus. Pirmas etapas. Mes antieną dabar sukaposime, susmulkinsime gabalais ir troškinsime afganų kazanę, kurį irgi parsivežiau iš toli. Jeigu neturite afganų kazano, galite gartraukį naudoti. Kodėl? Todėl, kad jeigu mums antį reikės troškinti. Nes troškindami antis, jeigu paprastam puodė kažkur ilgai troškinsis, 3-4 valandas, o mums jinai reikalinga puri, kaip medvilnės žiedelis. Ir tada, kada jinai išsitroškins, mes nuimsim nuo kaulo. Tada antras etapas bus daržovių apkepimas, apskrudenimas keptuvė iki aukštos spalvos. Ir trečias etapas apžeminsim daržovės su antienos gabalėlis ir dar truputėlį patraškinsim. Dabar aš smulkinsiu antytę ir parodysiu, kaip jinai atrodys. Kaip ir minėjau, dabar mes šiek tiek ją nes matot, tas nugurkaulis mums tikrai nereikalingas, todėl mes išpjausim krūtinėlę. Krūtinėlę dedam atgal, tada kitą krūtinėlę išpjaunam. Kaulų neišmesim, kaulus mesim į mūsų afganų kazaną, kad troškintųsi kartu su mūsų sudarinėta antiena. Kodėl? Todėl, kad tada bus sodresnis bus sultinys pas mus. Tai palikusiu mes tada sukapojam. Taip, žodžiu, taip pat, nes matot, garsas didelis. Ir tada susmulkinsim ir dėsim į afganų kazaną. Dar yra vienas svarbus momentas, brangiai. Kada darinėsit antį, matot, žiūrėkit, pas juos yra galiniai daly tokie vadinami kiaušinukai. Juos būtinai, aš prapjovau specialiai parodau, kaip jie atrodo, matot. Juos būtinai reikia išpjauti. Kodėl? Todėl, kad jie duoda žiaurų kartumą. Dabar, kaip matote, antieną aš susmulkinau, turėtų matytis jo. Dabar pilu drusko, pipirus, lauro žiedelius ir lauro lapelius, razmariną, karčiuosius, kvapiuosius pipirus. Tada labai nepiknaudžiaujam daržovių koncentrato. Galima dar vieną, nes paskui bus per sūrų. Tada pilam alų. Alaus jūs nebijokit, kadangi alaus alkoholis išgaruos, liks tik tai jo skonis. Ir šiek tiek vandenuko. Kada viskas išvirs, virsim kažkur tai, kada užvirs, kada atsidarys kazano voštuvą, jeigu jūs naudos tokį patį voštuvą, atsidarys voštuvą, tada mums reikia valandos, ne ilgiau. Nes jeigu bus dar ilgiau, tai žinokit, sutrupės ta antiena, iš antienos praktiškai nieko nereis, bus košė. O mums reikia, kad būtų šiek tiek, būtų tokia, kaip pasakyti, minkštai, švelni, nebūtų labai kieta. Dabar uždarom ir užmirštam kažkur tai kol įkais pusę valandos ir darom tai apie 1,5 valandos. Praėjo 20 minučių, kaip matote, kazanas davė save žinot. Dabar aš sumažinu ugnį, dar biškai reikia nuleisti orą. Nuleisim orą, tada užsidengs mūsų. Jau užsidengia, užtenka. Ir dabar jisai kitas voštuvą, dar šiek tiek nuleisim orą. Ir kokį dabar 15-20 minučių ir mums to užtenka. Bet kokiu atveju reikia ugnį sumažinti. Kazanas mūsų šiek tiek apsiramino, nuleido garą, ugnį aš sumažinau. Ir dar ką aš noriu pasakyti, garnyrui aš naudosiu, brangiai, nuostabius, burnoj tirštančius basmati ryžius. Taip, įmonė UAB Star Oil, galima užsakyti internetu.
Aš tikrai prisipažįstu, skanesnių ir geresnių ryžių aš tikrai nesu valgęs. Ir būtent prie antienos jie labai tinka. Bet jie tinka, aš netgi ir plovą gaminu iš jų. Žodžiu, antiek jie man patinka, tai aš viską su jais valgau. Ir vištieną, ir antieną, ir plovą darau. Žodžiu, bet kuriam garnyrui aš naudoju tik šiuos pačius nuostabiausius ryžius. Tikrai rekomenduoju, nepasigailėsit. Tik tai prieš virkdamas aš dabar juos išplausiu 3 kartus su šaltu tekančiu vandeniu. Daržovės brangiai aš supjaušiu, tai kaip man pievagrybių kotelius aš nupjaušiu ir tada griežinėliais, morkytės irgi taip pat, salierą irgi griežinėliais, svogūnus didesniais gabalėliais. Aš dar ties užmiršau paminėti, aš vis dėlto dar nusilupau ir česnako. Tai yra aitrioji paprika griežinėliais. Viską supjaustysiu, sudėsiu į tą dubenį ir lauksiu, kol mūsų antytė išsitroškins. Praėjo 45 minutės, na ir ką, dabar nulidinėsim garą. Naudosim geriausią šaukštelį, jeigu naudosite afganų kazaną, tai geriausią su šaukšteliu. Pilnai reikia nuleisti garą. Slėgio nebeliko. Na ir kągi, matysim atidarinėti mūsų afganų kazaną. Oho. Taip. Nu, žiūrėsim, kas čia gavosi. Taip. O Dieve, gavosi tą, ko mes norėjome. Išimsiu šlaunelę. Na va, žiūrėkit. Matot? Praktiškai mėsytė va byra. Vat mums to ir reikėjo. Dabar aš ją visą išimsiu, susmulkinsiu ir tada maišysiu su šiom supjaustytom daržovėm ir dar patroškinsiu šitame troškintuvė. Na štai, dėsiu viską į troškintuvą, daržovės, bet tik tai kokias 10-15 minučių, neilgiau, kad nebūtų daržovės, turi būti traškios. Sultinį aš perkošiau, kaip matote, ir dabar improvizuosiu. Dar neminėjau, pilu sojos, pilu tą mūsų padažą, kur aš sakiau drakoniukas, kaip matote. Aš neturiu nei gramų, nei miligramų, aš brangiai improvizuoju. Toliau pilu mango, krevečių padažą. Taip. Toliau pilu austrių padažą, pilsiu to jau. Taip. Austrių padažų tikrai negailėkit. Antienais labai tinkamas. Taip, užtenka. Na ir žinoma, iš Gruzijos parvežta granatų sirupą. Jo, negaliu atidaryti. Pilame granatų sirupą, bet nepadauginkite. Na ir žinoma, dabar viską skanausiu. Pažiūrėsim, kas čia gavosi. Sultinys tikrai labai sodrus. Išmaišom gerai. Sakyčiau, sojos dar reiktų, nes nėra surumo. Sojos ir dar dapilsiu drakoniuko. Nes jis tikrai gerą skonį duoda. Jo yra, šito padažo yra bet kurioj parduotuvėje rasite, ar Rimi, ar Maksimui, arba galų gale Cherry bazei. Ten netgi pigiau bus negu parduotuvėse paprastose. Nu, žinokit, nuostabu, viskas. O Jėzau, saldžiarūgštis toks gavosi labai geras. Štai, antiena mūsų susmulkinta, dabar užpilsiu šio padažu, supilsiu visas daržovės ir 10 minučių. Kol ryžiai, dabar aš užtačiau jau ryžius, kol ryžiai virs, tai tuo tarpu ir antiena bus gatava. Mūsų antytė su daržovėm pliuskenasi, kaip matote. Dabar ką aš padarysiu, brangieji. Ryžiukai mūsų, pažiūrėkit kokie, birus. O kvapai kokie, bože mano bože. Dabar taip, ką aš noriu pasakyti, į pabaigą, kad sutirštinti
mūsų antieną, kad būtų kaip kinietiška. Aš išsimirkau šaukštą bulvių krakmolo. Ir dabar truputį įpilsiu, gal labai daug ne, pamaišysim, kad būtų pas mus antytė tirštesnis padažas. Na štai maždaug. Nu, aš jaučiu, čia bus tikrai skanu. Gal dar šiek tiek. Taip, puiku. Tirštumo užtenka, dabar po truputėlį mes dėsim antytę. Jo, tirštumas labai geras. Ne, gal iš pradžių vis dėlto ryžius dėsim. Taip. Dedu formelę ryžiams ir dedu ryžių. Vis tiek, toks patiekalas, aš skaitau, turi būti estetiškai atrodyti, kad skaniau valgyti. Netgi ir gira, jeigu gerti, reikia iš gražios taurės gerti. Nes gira yra tikrai, kaip pasakyti, dievų gėrimas. Alus, aišku, irgi dievų gėrimas. Bet aš dabar skanauju labai skaniai girą. Tai va taip, prispausim. Taip, nuimam gražiai. Taip, čia uždengiam. Padažas sutirštėjo, kaip matote. Nu, grinai kaip kinietiškas pasidarė. Ir dabar dėsime į mūsų lėkštutę. Su gausiai daržovių. Kelias morkytės iš viršaus. Na štai. Padedam. Dar paprikėlę. Štai. O ля-ля, antiena daržovėse gatava. Skanaus, brangieji!